Tai du ženklai, kurie gali sukurti labai intensyvius, aistringus ir transformuojančius santykius, bet jų suderinamumas dažnai priklauso nuo abiejų partnerių gebėjimo valdyti savo stiprias emocijas ir valią. Tai santykiai, kuriuose įvyksta arba stipri trauka ir augimas, arba nuolatinė kova dėl dominavimo. Stipriosios pusės. Avinas yra atviras, tiesus ir drąsus. Jis veikia impulsyviai, mėgsta nuotykius ir naujas patirtis. Skorpionas priešingai yra gilus, įžvalgus ir intensyvus, dažnai mato tai, ko kiti nepastebi ir yra ištikimas savo vertybėms. Kai šie du ženklai susitinka, tarp jų dažnai atsiranda neįtikėtina trauka. Avinas žavisi Skorpiono paslaptingumu ir aistra, o Skorpionas Avino drąsa ir energija. Šis derinys gali sukurti santykius, kurie yra pilni gyvybingumo, jausmų ir nuotykių. Iššūkiai. Didžiausias iššūkis šioje kombinacijoje – valios ir emocijų intensyvumas. Abu ženklai nori kontroliuoti situaciją. Avinas per veiksmą ir iniciatyvą, Skorpionas per strategiją ir subtilę įtaką. Jei jie nesugeba rasti kompromiso, gali kilti nuolatiniai konfliktai. Skorpionas kartais būna įsitempęs, o Avinas gali būti pernelyg impulsyvus ar tiesmukas. Šie skirtumai gali sukelti nesusipratimų ir ginčų, jei nėra abipusės kantrybės. Bendra dinamika. Santykiai tarp Avino ir Skorpiono dažnai yra kaip ugnis ir vanduo. Jie gali arba sukurti garuojančią energiją, arba sprogti audra. Jei abu mokosi vienas kitą suprasti ir gerbti skirtumus, santykiai gali būti stiprūs, aistringi ir ilgalaikiai. Avinas gali išmokyti Skorpioną būti spontaniškesniu, o Skorpionas Aviną gilesnio jautrumo ir įžvalgos. Šie santykiai dažnai būna transformuojantys. Kiekvienas partneris išmoksta apie save daugiau per kitą, o tai gali skatinti asmeninį augimą ir gilų ryšį. Patarimai. Mokytis kompromiso ir kantrybės. Abu ženklai turi stiprias valias. Skatinti atvirą ir nuoširdų bendravimą. Nesusipratimai kyla iš neviešinamų emocijų. Vertinti vienas kito stipriasias puses, o ne kovoti dėl dominavimo. Suprasti, kad aistra ir intensyvumas gali būti ir stiprus ryšys, ir konfliktų priežastis. Mokytis ją valdyti. Apibendrinant, Avinas ir Skorpionas gali turėti aistringus, įkvepiančius santykius, bet jie reikalauja savikontrolės, atvirumo ir abipusės pagarbos, kad neįsivyrautų nuolatinė įtampa. Tai santykiai, kurie gali būti labai stiprus, jei abu partneriai suvokia savo energijos intensyvumą ir išmoksta ją nukreipti teigiamai.